Miuziklo garsais suskambėjęs kino ikonos gyvenimas. Dar vaikystėje jaučiau, kad esu kitokia. Hana Šygula. Rainerio Wernerio Fassbinderio retrospektyvose. Lili Marlen. Marija Braun. Europos 8-ojo dešimtmečio kino žvaigždė. Emocinė iškrova. Katarsis kine, koncerte, kasdienybėje, kur? Pirmyn. Tikėjausi, kad filmus kaip visą laiką. Europos kino legenda, viena didžiausių ir originaliausių Europos aktorių. You have different ways. You have destruction. Yra skirtingų kūrybinių kelių. Galima kurti ir griaunant. Gerai, kad tai ne vienintelis būdas. Aš nesakau, kad siekdami sukurti kažką vertingo, jūs turite visada nertis iš kailio. Nereikia slėpti savo troškimų ir ambicijų, bet nereikia pamiršti ir savo vidinių, gydomųjų galių. Manau, yra daug kelių kurti, o menas, žinoma, yra ir katarsis. Tai lyg senovės šamanų bandymas užburti aplinkinius, tik šiuo atveju naudojant meninės priemonės. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Hana Šygula, Vokietijos kino ikona, ryškiausia šiemetinio festivalio Kino pavasaris viešnia, buvo galima išvysti ne tik režisieriaus Fassbinderio retrospektyvos filmuose ir naujoje turkų kilmės vokiečių režisieriaus Fatin Akino juostoje Iš kitos pusės, bet ir autobiografinėme muzikiniame koncerte Biografinis miuziklas. Jungdama muziką ir jausmus, Hana Šygula pasakojo apie savo gyvenimą, kupiną žavingų akimirkų ir praeities išgyvenimą. Die von der Liebe singen kann. Dies hier ist schläft dein Lieb in allen Dingen, die da träumen, fort und fort und fort und fort und fort. Und die Welt dann zu singen, kennst du nur, ja kennst du nur das Pasirinkau pasakoti apie tai, ką pati išgyvenau. Man visuomet patinka išgirsti būtent tai, ką žmogus jaučia. Kiekvieno iš mūsų gyvenimas įdomus, tarsi romanas ar filmas. Wenn mir jemand etwas erzählt, was wirklich erlebt hat. Got a brand new suit, got a brand new tie, got a brand new twinkle in my eye. Do you know
the reason why I got a brand new girl, and I won't dispute. She's the reason I got a brand new tie and a brand new suit. Šiandien tikriausiai nežinotume garsios aktorės, jei nemaištingasis režisierius Fassbinderis. Jis atvedė jauną intelektualią aktorę į pripažinimą. Hanos Šyglos vaidinamos herojės tapo tuometinės visuomenės atspindžiu. Režisieriaus mūza suvaidino daugiau nei 20 jo sukurtų filmų, tokių kaip Effie Briest, Katzelmacheris, Lili Marlen, Marijos Braun vedybinis gyvenimas. Hana Šygula kartu su šiuo miesčioniško kino kanonus griaunančiu režisieriumi nuolatos lydėjo aistringi išsiskyrimai, barniai, sugrįžimai ir visi įdomesni Hanos vaidmenys. Hör zu, Willy. Ich brauche noch ein paar Tage. Du weißt, wie das ist mit den Behörden. Ich muss versuchen, das Geld aufzutreiben. Ja, mit Fassbinder hat in 13 Jahren über 40 Filme gemacht. Per 13 metų Fassbinderis sukūrė net 40 filmų. Aš vaidinau daugiau nei 20 jo filmų. Tai tarsi meniška santuoka. Susipažinau su juo dar vaidybos mokykloje. Tačiau po 2 mėnesių mečiau šias studijas. Negalėjau sistemingai mokytis, nelikdavo malonumų. Todėl atsisakiau savo svajonės tapti aktorė. Bet Fassbinderis manyje vėl tą svajonę įžiebė. Buvau savamokslė aktorė. Mano vaidmenys man buvo tarsi giminės. Teta, sesuo, pusseserė. Yra daugybė aktorių, kurie žino, kokius vaidmenis norėtų vaidinti. Aš vaidmenų neieškau, leidžiu, kad jie patys ateitų pas mane. Kiekviename vaidmenyje atrandu save. Ich in einer Rolle ist meine Cousine oder meine Stiefschwester oder meine Tante. Your dad is rich and your mom is got so hush, little baby, don't you cry. Viskas priklauso nuo noro save atiduoti kitiems. Ir gyvenime, ir kine svarbu išreikšti ne tik pozityvius dalykus, tačiau nenuslėpti ir neigiamų savo jausmų. Biografinio miuziklo pabaigoje aktoriai prasitarė. Dainuoja dainas Brechto tekstais, prancūzų šansonus ir žinoma Fassbinderio dainas. Ir svarbiausia man išgyventi savo jausmus iki galo.